Iki vieną mašiną, nes važiuoja, išsidėliot O visi. jūs visą trasą ateisit su mumis ar ne? Dabar? Ferrari. Tai dabar mes čia pirmom. Jo. O kur pradžia? Va ten va. O čia nuo čia. Ai, mes nedarom šoką aikštelę. Jie Jo, jau jo, išardyti. turėtų matyti. Aš nuvešiu. Čia, jo, tu dar netyčia su strėle pataikiau. Bet nedaug. Nusmeigiam čia ir aš važiuoju. Visiems. Susirinkom šiandien pirmą kartą Lietuvos istorijoje, tai reiškia įeinam į istoriją, išmėginti tokią rungtį šaudimo iš lanko golfo rungtį. Tai miela malonu, o klauskit. Ai, čia aš galvojau, klausti jau noriu. Miela malonu, kad netradiciniai dalykai dedasi mūsų klube. Iš tikrųjų, klubo vardu irgi sveikinu jūs atvykusius. Planavo, kad bus jūsų nedaug, bet labai matau daug dalyvių. Tai sveikinu ir pradėdamas kalbėti apie varžybas, noriu labai pabrėžti, kad saugumas yra numeris 1, ar ne? Apie kaip naudotis mūsų klubo aikštynų. Tai pirmas dalykas po saugumo yra pas golfistus etiketas, netgi taisyklių knygoje taip rašo, kad yra saugumas, po to etiketas ir po to apie taisyklės rašo. Tai sako, palik aikštyną tokį, kokį radai. Taip kad, nepadarykit žalos, ar su strėle, ar iš nervų su lanku, nes kiek golfistai, aš patsgi žaidžiu golfą, žinau, kaip trenkia lazdą ar metą į šoną iš nervų. Tai jeigu netyčia taip ir atsitiko, nors geriau, kad to nebūtų, tai tą žalą sutvarkyti. O šalia balta dešiniai. Tai vat jūsų yra balta. Čia yra, kaip ten minėjau, 375 metrai. Taip? 2011 m. spalio 17 d. Sostinių golfo aikštyne įvyko pirmasis Lietuvoje lankininkų golfo turnyras. Kadagi ir kur atsirado toks šaudimo būdas iš lankų?
Tiksliai tai atsakyti turbūt neįmanoma. Yra senovinių šaudymų iš lankos žaidimų, kurie panašus į dabartinį lankininkų golfą. Manoma, kad jo užuomazgos atsirado Anglijoje. Panašus žaidimas vadinamas running marks, pažodžiui einant pagal žymeklius arba einant nuo vieno žymeklio prie kito. Žaistas 16 amžiaus Anglijoje Henriko VIII laikais. Savo ruožtu šis žaidimas išsivystė iš dar senesnio clout, kurį mes vadiname mūšio salve, anglų lankininkų rungties, lavinusius gebėjimus apšaudyti priešą iš maksimalaus atstumo. Tik 20 amžiuje žaidimo taisyklės buvo priderintos prie golfo taisyklių. Kaip ir tikrajam golfui, lankininkų golfui reikia didelių erdvių. Dabar šis žaidimas žaidžiamas tiek golfo laukuose, tiek natūralioje gamtinėje aplinkoje, naudojant įvairiausius taikinius, trimačius, guminius žvėris, lauko tenisų kamuoliukus ir kitus. Naudojamos taisyklės kiekvienoje šalyje šiek tiek skiriasi. Patogiausia žaisti paruoštame golfo aikštyne. Visi atstumai sumatuoti, viskas sutvarkyta ir paruošta, belieka tik pasirūpinti, išstatyti savo taikinius. Lankininkų golfo taisyklės beveik tokios pačios kaip ir tikrojo golfo. Žaidėjai šauna nuo išmušimo aikštelės link duobutės, pažymėtos vėliava. Atstumas gali būti iki 500 metrų. Lankininko tikslas iššaunant kuo mažiau šūvių pataikyti į taikinį. Vienas šūvis, vienas taškas. Laimi tas, kas surenka mažiausiai taškų. Taip pat reikia atsižvelgti į pakelių link taikinio esančias kliūtis, medžius, tvenkinius ir smėlio duobes. Pataikymas į kuriuos gali būti skausmingas, nes už ten surastą strėlę lankininkui priskaičiuojama baudos taškai. Taip pat reikia įvertinti vėjo kryptį į stiprumą. Visų blogiausia, jei strėlės iš viso nepavyksta surasti. Lieki be strėlės ir dar gauni baudos taškus. Tokiu būdu praėjus visą golfo trasą, 18 taikinių suskaičiuojami taškai. Šūvių skaičius, pridedant prie jų visus gautus baudos taškus, laimi lankininkas, surinkęs mažiausiai taškų. Nepaisant nuovargio, visi turnyro dalyviai po 8 valandų trukusių šaudymų, vaikštant po puikiai prižiūrėtas aikštyno pievas, liko sužavėti šie mūsų lankininkams dar nauja rungtimi. Tikimės, jog šis turnyras taps gera tradicija ir gali būti ne tik lankininkų. Golfo žaidėjams toks egzotiškas žaidimo būdas taip pat padarė įspūdį. Jau atsirado idėja pamėginti surengti mišrių komandų turnyrą, kai juose greta tradicinio golfo žaidėjų dalyvaus ir lankininkai. Mario, tu iš kelių nuštovė? Aš iš... Labai aukštai iškėliau. Negėda. Filmuoji? Filmuok.
Atrodė normaliai.